Sveikos, mano gražuolės. Šią dieną aš pradedu vakare. Tiesiog neturėjau laiko, kada pradėti jums filmuoti, bet pradedu vakare. Kas pas mane nusimato? Nusimato pirmas vizitas pas kosmetologę. Būtent rytoj ir galėsiu jums papasakoti savo įspūdžius. Man tikrai didžiulė gėda dėl to, kad tai bus tik mano pirmas vizitas, bet labai susiviliojau Sugiharoj pamačiusi tiesiog iškabas, reklamytės įvairias ir galvoju, kodėlgi ne, pabandysiu, kad jau ten einu, viską pažįstu, vis tiek drąsiau, turiu savo kliento kortelę ir taip toliau ir dariausi ten botulino injekciją, kaip matėte. Na ir, žodžiu, jo, keliausiu, pažiūrėsiu, kągi man pasakys apie mano odą. Aš iš tikrųjų bijau, nes nei karto nesu buvusi pas kosmetologę, niekada nedariau veido valymo, na galbūt dėl to, kad tų problemų aš didesnių nebeturėjau. Už manęs matot kosmetinės, kuriuom vis dar yra nuolaida mano puslapyje, tai paskubėkite, kas dar neįsigijo. O štai čia, tai jau parodysiu, kas. Netipinis parodymas, kasgi tai yra tokia vaza, sakė, kad rankų darbo. Tai yra dovana, kurią man padovanojo darbovietėje, kur sakiau, kad išeinu iš darbo, tai va išėjau ir gavau štai tokią vazą. Labai faina, optimali tokia vazelė, nes jie galima pastatyti, nedidelį kiekį gėlių, nes didelių ir mažyčių vazų aš turiu. Na ir kasgi čia? O čiagi smėlio toksai laikrodis, žinokitės, bijau dabar. Ir čia yra išgraviruota data, kuomet aš išėjau iš darbo ir dar ten parašyta kai ką tokio mielo. Aš nežinau, kiek laiko užtrunka, kol tas smėlis pirmin ar atgal nukeliauja, bet tą mes be abejonės pamatysime. Žodžiu, ir bus matyti, nežinau, kur pastatysiu, gal pasimsiu naują darbą, kad puoštų mano darbo stalą, gal prisiminsiu senąjį darbą ir tai, kaip bėga laikas, kad tam sename darbe prabuvau labai daug metų. Na, o čia, žinokite, yra siuntinukas iš Elevito kosmetikos. Tik greitai jums parodysiu, kągi čia gavau. Čia yra tatuškės, kurios yra tikriausiai dovaninės, bet kas mane labai intriguoja, tai būtent šios Seboradin priemonės tvirtiems plaukams. Ir žinokite, čia yra visas kompleksas. Čia atrodo, kad tiesiog ant kiek padidėja plaukų kiekis po 3 mėnesių naudojimo. Tai aš būtinai tai išbandysiu. Žinote pačias, kad aš esu crazy dėl tokių dalykų. Čia yra šampūnas, kaukė, na ir štai šitie dalykiukai. Treatmentas toks, tipo gydymas ir taip toliau. Tai aš naudosiu, būtinai pasidalinsiu su jumis nuomonę, kaipgi man patiko šios priemonės. Na ir Elevita dar mane nustebino su šiomis kaukėmis. Čia yra įvairaus tipo kaukės ir aš nuo jų pradėsiu savo gyvenimą to jau pat. Na ir dar štai čia turiu tušą, kuris yra 100% natūralios sudėties, tuo pačiu puikiai kvepia, puoselėja, drėkina mūsų blakstienas ir yra juodos spalvos. Tai rytoj pasidažysiu, žiūrėsim, kaip ji man atrodys. Na ir būtinai papildomos kaukytės. Čia jau iš tos pačios serijos Dizao, kaip ir šita kaukė. Na ir dar šiek tiek liko, kasgi liko, čia Urban Veda, tokia kosmetika. Ja irgi noriai išbandysiu. Tai kaip matome, veido valiklis, čia kremas bus naktinės kremas. Na ir štai čia mano tiesiog dieninis kremas bus. Na, bus įdomu išbandyti visą tai, nes girdėjau, kad Elevita siūlo tikrai labai daug įvairių tokių gamintojų įdomių, kurie yra iš tikrųjų sertifikuoti, kliniškai išbandyti, testuoti ir panašiai, taip kad aš esu overexcited pabandyti visą tai. Duokite žinoti, jeigu kažkur iš jūs jau bandėte kažką iš šitų priemonių, patiko, nepatiko, pakomentuokit komentarams skirtoje vietoje. Na, o aš pradėsiu tikriausiai nuo kaukių ir nuo tušo ir po to pereisiu prie plaukučių priemonių. Tai tokios tos mano naujienos. Esu pas kosmetologę, nuvalė man veiduką, pasakė, kad mano oda vis tik yra gan jautri. Turiu štai čia kapiliarų paraudusių ir kažkiek čia.
Ir sakė, kad juos galima pašalinti lazeriu. Dabar man atliks procedūrą parengtą, kuri pagelbės mano odai, atpalaiduos. Darys man būtent kaukę su šiomis priemonėmis ir turėčiau pilnai atsigauti. Išeinu iš procedūros, tai tokia visa bliskanti, matot. Ir laiminga, jau užmigau, žinokit, vėliau pasidalinsiu detalesniais įspūdžiais. Čia taip gera su Giharoj, man kaip namie, ramu. Sveikos, mano gražuolės, jau esu po kaukės. Dienos apšvietime labai norėjau jums parodyti savo veidą, kaip aš atrodau po nuostabiausios kaukės su Giharoje. Tai oda tikrai buvo prisotinta, tokia kaip vos neįtempta. Na ir jausmas buvo lyg man kažkas padarė liftingą, įtempė tą odą. Šiandien va, esu su raudonom lūpom. Mano gyvenimas pasikeitė šiek tiek, nes visiškai pakeičiau darbinę sritį. Tai dabar taip įdomu, žinokite, pažinti naujoves visas, nu tiesiog. Bet aš nespėjau, žinokite, gyventi, tai aš jau pradedu pergyventi, kasgi man bus su vlogmas. Ar aš spėsiu jį daryti ir judu į savo dieną, į savo gyvenimą. Šiuo metu važiuoju per gražiausius kraštovaizdžius, tai galiu su jumis papliurpti, net nestoviu kamštėje. Jeigu seniau tą laiką aš praleisdavau kamštėje, to šį kartą aš vairuoju. Bet vėliau situacija šiek tiek keisis, vėl keisiu lokaciją, taip kad galbūt vežios mane jau mūzinas, nes bus viskas labai kitaip. Tai va, tai su tokiais pokyčiais, naujovėmis aš judu į savo gyvenimą vėlgi, į dienas ir žiūrėsime, ką tas gyvenimas dar paruošęs. Aš pastaruoju metu gyvenu ir tiesiog, nu toks yra wow, nes viskas antiek keičiasi, antiek aš nespėju reaguoti į pasaulį, kad nu wow, bet už tai gyventi yra labai įdomu, taip kad nesiskundžiam merginas, ar ne, džiaugiamės viskuom ir tiesiog kaifuojame nuo to, kaip gyvenimą galima susiklostyti kitaip. Aš mėgstu daryti pokyčius gyvenime tam, kad tiesiog nebūtų vietos ir laiko depresijoms, niūrioms nuotaikoms. Jeigu aš tik matau, kad kažkas kažkur man šiek tiek taip darosi niūru ir taip toliau, aš visą tai keičiu. Ir iš tikrųjų rezultatas nuostabus, taip kad visame kame aš jums patariu tai daryti, jeigu kažkur tik jaučiate mažiausią diskomfortą. Na ir ką, pirmasis numeriukas iš mano advento kalendoriaus, pabandysime jį įsibrauti. Na, o įsibrauti su viena ranka nebuvo taip lengva, bet tačiau čia yra lūpdažis. Na ir viduje buvo Douglas lūpdažis, štai tokios rožinės spalvytės. Žinoma, fainiau būtų, kad jis būtų raudonas, šventinis, bet tačiau rožinė mergaitiška spalvytė irgi gali ant lūpų atrodyti visai žaismingai. Sugalvok, arba daug norų gali sugalvoti. Sugalvojai? Nu, sugalvok norą. Ko norėtum? Ko norėtum? Sugalvojai? Nu, tai tada 1, 2, 3. Valio! Nu ką, vėl dega. Čia, kad visiems vaikams užtektų. 3. Valio! Mažyli, čia visas tavo dovanas gimtadienio sukrautos, taip? Ir dar šita, tai nežinai, nuo kurios pradėti žiūrėti? Šitą žiūrėsi. Oi, kaip smagu tau. Tiek dovanų gavo. Muziukas tiek dovanų gimtadienio proga, ar ne? Koks šautuvas baisus, medžioklinis, ar ne? Na gerai. Atėjome į Mythbusters paragauti čia įvairiausių dalykų.
Dar buvome užsukę mes į Lindex parduotuvę ir šitam mažyliui nupirkome štai tokias pirštinaitės, ruošiamės žiemai, ačiū. Čia mamytė toks gėrimas nedėtinis visiškai. Ir dviejas tokias, du rinkinukus, tiksliau sakant, tokių fainų kojinių iš Lindex. Viskas va šitam mažyliui. Ir ragausime dabar kokių patiekalų, jokių, ne tik gėrimų. Ar skanus gėrimas, Osvaldai? Ar tau dažnai leidžia mama kolą gerti? Pasakyk, kad ne. O kokį ten, ne, kokį ten aparačiuką turi pas save? Čia kada apipšės, tada pagamins kalbai. Supratau. Ar mums? O ką tu užsisakėjai? Rimtai? Čia sveikas maistas, kaip tu manai? Ne. O bulka šita sveika, bet skani. Labai skani. Bet tu nedažnai valgai, ką? O tu padėkoji dėdai? Padėkoji, pasakėjai ačiū? Taip, mažylis gavo dovanų tokią spurgytę. Kad sėkmingas negaliu. Aš susitariu. Susitariai? Apie pirštinaitės? Ką? O čia su pirštinėm reikia valgyti. Tau paėmiau rūšiukas. Ką aš čia valgysiu su kažkokiu grybu? Bulkutė kažkokia. Nu ne bulkutė, čia burgeris. Nu ką, su pirštinėm fainiau? Ir nereikia šluostyti rankos, Valdai, nereikia. Patogu ką? Ir tau davė juodas, o galima rinktis buvo spalvas. Taigi aš vat ir parinkau spalvas. Na ką, pažiūrėsim, čia grybas. Kažkoks grybas, valgysim grybą, vegetariškas. Galima nusipirkti namudėsi kaktusą. Kaktusai ne, gali įkurti. Ne, Na, turiu pripažinti, kad lūpdažis man nusivalė, bet jis nebuvo ilgai išliekantis ir man labai patiko tas su grybų burgeris. Osvaldai, tau skanios bulvytės buvo? O tau? Man patiko grybas. Didelis ir skanus, tikrai. Jo, čia buvo vegetariškas toksai burgeris su grybu, tai man irgi labai patiko. Tikrai nesinori grįžti prie jokios mėsos, tik pasidažyti lūpas. Va, kaip pastaruoju metu atrodo mūsų namai. Čia yra eglė, kurią nupirkau šią senukų ir vežė man 100 metų. Šiandien kurjeris atsiprašinėjo, kad, žodžiu, sugedo jo būsas, o vakar skambino kitas kurjeris iš senukų, kuris pristatinėjo pagal kitą siuntų tarnybą ir žinoma sakė tą patį, kad irgi buvo sugedęs. Mažylis štai, kur pas mane sėdi, ten dar iš darbo buvusio parsikroviau savo šmutkinų, žodžiu, šitas kampas pas mus turi būti vieną kartą ištuštintas. Osvaldai, tuoj tu ten... Nedaryk taip. Ką ten valgai, pasakyk mano žiūrovams. Pasakyk. Saldainį, Kinder Bueno. Nu gerai, padėsi man išpakuoti? Tai nežinau. Gražiai, gerai. Kažkaip sunkiai tau einasi. Kas ten yra? Ten dar užrišta. Tai čia reikia per šoną, per šoną, per šoną. Va taip, sunit, netrišinėk, per šoną, žiūrėk. Apers dažutę. Dabar atgal. O, čia Polhelmo mano sintinukas. Čia toks sponžas veidui. Gerai. O, kokia kaukė. Tikrai graži. Na ir kitos kaukytės įvairios. Čia Panda Dream kažkoks kremas. O, naujas beauty blenderis, ne? Kas čia dar įdėta? O, tiesiog. Zapiski pakėta, o kodėl tu rusiškai sakai? Užrašai kažkokie, ar ne? Ir jo. Ir tiek, čia kažkokios dovanytės tiesiog kalėdinis, ar ne? Ką tu darai? O ne, jeigu nugriūsi. O pažiūrėkit, ką man padovanojo per gimtadienį. Taip, mes jau rodėm, kad per gimtadienį padovanojo štai čia tokį Star Wars kalendorių, o šitą namuką mes darysime neužilgo, tikriausiai per Vlogmas ir per Lidlę, kam įdomu. Tuo mes ir baigsim šį video, matuojamės kaukę, dėkojam, kad buvote su mumis ir iki sekančių mūsų dienų.